Čia Energy Digest. Tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 35-oji 2020 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Latvija nutarė nebepirkti baltarusiškos elektros, estai sinchronizacijai ruošiasi pagal planą, o antras didžiausias Estijos miestas pirks tik žalią elektrą. Iš tokių vidutinių naujienų, Baltarusijos diktatorius Lietuvai ir Lenkijai grasina atsakomosiomis sankcijomis. Be viso to, Litgrid avarinį rezervą užsitikrins be BRELL šalių pagalbos, dalyvių paraiškos žaliosios energetikos aukcionui priimamos savaitę ilgiau, o šalies prezidentas apsilankė suskystintų gamtinių dujų importo terminale. Štai papunkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės We are valios. enhancing our cooperation on energy security. Jungti su europiniais elektros tinklais. Tikslas yra turėti kiek įmanoma žemesnę Войти в kainą. их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Latvijos premjeras Kriščinis Karinis po šalies vyriausybės posėdžio žurnalistams pareiškė, kad šalis nepirks baltarusiškos elektros energijos po to, kai ten bus paleista branduolinė jėgainė Astrave. Šalies ekonomikos ministerijai patikėta užduotis parengti su kaimynėmis suderintą metodiką, kuri užtikrins, kad baltarusiška elektra į šalį per Latvijos ir Rusijos jungtį nepatektų. Tai naujiena. Lietuvos vyriausybei šią vasarą pateiktame 3 šalių susitarimo projekte nei Ryga, nei Talinas tokios politinės deklaracijos neteikė. Tiek mūsų energetikos ministras, tiek premjeras, tiek prezidentas Latvių pareiškimą sutiko džiugiai. Apie tai, kad to neužtenka, svarstė tik rinkiminio antiastravinio judėjimo dalyviai. Kriščinis Karinis paaiškino, kad sprendimas buvo priimtas po ilgų dėrybų, jį paskatino augantis nerimas dėl branduolinės saugos baltarusiškoje jėgainėje. Ekspertai neatmeta galimybės, kad prie pasikeitusios nuomonės prisidėti galėjo ir Aleksandro Lukašenkos režimo žiaurus elgesys su jį pasitraukti raginančiais protestuotojais. Saulius Skvernelis bendrą šalių politinę deklaraciją ir susitarimą dėl elektros prekybos su trečiosiomis šalimis žada netrukus. Kol vyksta dėrybos, energetikos ministerija galimų susitarimų detalių nekomentuoja. Latvija, kaip ir Lietuva, visai prekybos su trečiosiomis šalimis neatsisako ir neketina drausti prekybos elektrą su Rusija. Uždavinys atskirti, kuri elektra rusiška, kuri baltarusiška, jau buvo sprendžiamas. Iki tol 3 šalys taip buvo sutarusios atlikti per elektros kilmės garantijų sistemą. Lietuva taip siekia užsitikrinti, kad baltarusiška elektra nepatektų į mūsų rinką. Šią savaitę pranešta, kad Litgrid nuo kitų metų pradžios traukiasi iš BRELL šalių susitarimo dėl normatyvinių avarinių galios rezervų, arba NAR. Lietuva kitoms susitarimo šalims neberezervuos sutartos 100 MW atsarginės galios. Teigiama, kad šio rezervo galėtų pareikalauti Baltarusija, kilus nesklandumams Astravo atominėje elektrinėje. Taip galėtų būti pažeistas Lietuvoje galiojantis įstatymas, neleidžiantis teikti infrastruktūros paslaugų šią jėgainiai. Pasitraukdamas iš NAR susitarimo, Lietuvos perdavimo sistemos operatorius taip pat negaus ir 400 MW rezervų, kuriuos jai pagal jį teikia BRELL kaimynės. Litgrid skaičiuoja, kad avarijos atveju užteks vidaus rezervų ir tarptautinių jungčių. Tarp jų ir negausiai Lietuvos kryptimi naudojamos Litpolink elektros jungties su Lenkija. Visgi tai nereiškia pasitraukimą iš BRELL sutarties. Joje ir toliau lieka suderinti elektros žiedo darbo stabilumo, energetinių režimų klausimai, infrastruktūros priežiūros, saugaus darbo tarp sisteminėse linijose klausimai, taip pat susitarimai dėl avarijų prevencijos ir likvidavimo, dispečerinio sistemos valdymo ir kita. Kėdėje klibantis Baltarusijos autokratas Aleksandras Lukašenka liepia savo vyriausybei pateikti siūlymų, kaip būtų galima nukreipti krovinius nuo Klaipėdos uosto. Jis taip pat pagrasino apribosiantis lietuviškų ir lenkiškų prekių judėjimą per Baltarusiją. Tai esą bus diktatoriaus atsakomosios sankcijos įruošiamas Lietuvoje ir Lenkijoje. Pastarosios ir kai kurios kitos šalys ruošiasi sankcijas pritaikyti su rinkimų klastojimu ir smurtu prieš protestuotojus susijusiems asmenims. Detalės kol kas nėra viešos. Lietuvos įmonės apie pokyčius iš baltarusių bendrovių teigia signalų negavusios. Uostas svarsto, kad nukreipti krovinius kitur nebūtų lengva. Visgi, jei grasinimas virstų veiksmais, pokyčius labiausiai pajustų Lietuvos geležinkeliai, Pirių krovinių terminalas ir Klaipėdos nafta. Bendrovės tikina, kad ekonomiškai nuo to nukentėtų ir Minskas. Belarus Kali, pavyzdžiui, turi 30% Pirių krovinių terminalo akcijų, tad patraukdama krovinius pakenktų ir savo. Klaipėdos nafta šiemet krauna ne tik eksportuojamus naftos produktus, bet ir baltarusių importuojamą naftą. Energetikos reguliuotojas VERT savaitei pratęsė dokumentų teikimo terminą potencialiems žaliosios energetikos skatinimo aukciono dalyviams.
Norintieji dalyvauti dokumentus gali pateikti iki rugpjūčio 31 dienos imtinai. Kodėl buvo priimtas toks sprendimas, reguliuotojo pranešime neaiškinama. Paskelbtu antruoju aukcionu siekiama paskatinti naujus netaršios elektros energijos gamintojus. Jo metu bus paremta 700 GWh elektros gamyba per metus. Didžiausias galimas priedas prie elektros rinkos kainos gali siekti šiek tiek daugiau nei 3 eurus už megavatvalandę, tačiau konkursą laimės mažiausio priedo paprašęs gamintojas. Jis bus skatinamas 12 metų. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę lankėsi Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų importo terminale Independence. Vizito laikas nėra atsitiktinis, jį valdanti bendrovė Klaipėdos nafta ruošiasi šio arba kito FSRU tipo įrenginio įsigijimui po to, kai 2024 metais baigsis Independence nuomos sutartis. Užtikrinti šalies prieigą prie pasaulinės dujų rinkos bendrovė įstatymų įpareigojo Seimas. Ji jau yra sudariusi reikalingą paskolos sutartį su Šiaurės investicijų banku. Prezidentas po vizito išplatintame pranešime atkartojo įstatyme numatytą sąlygą bendrovei rinktis ekonomiškai naudingiausią sprendimą. Estijos energetikos bendrovė Alexela pasirašė žaliosios elektros tiekimo sutartį su Tartu miesto savivaldybe. Beveik 20 teravatvalandžių elektros per metus vartojantis miestas iš Alexelos energiją pirks 2021-2022 metais. Jis už energiją mokės rinkos kainą su 84 euro centų už megavatvalandę priedu. Anot savivaldybės, jos vartojama elektra yra didžiausias klimatui žalingos taršos šaltinis. Todėl toks sprendimas padės smarkiai priartėti prie tikslo tapti klimatui neutralia savivaldybe. Tartu, antras pagal dydį Estijos miestas, tampa pirmuoju žaliąją elektrą vartosiančių miestų Baltijos šalyse. Ir galiausiai. Estijos elektros perdavimo sistemos operatorius Elering tikina, kad sinchronizacijai su vakarų Europos elektros tinklais rengiamasi pagal planą. Operatoriaus vadovas Tavis Veskimagis šią savaitę apie tai informavo šalies ekonomikos ir infrastruktūros ministrą Tavi Asą. Didžiausias sinchronizacijos darbų krūvis tenka Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemos operatoriams. Estijos operatorius jau yra paskelbęs konkursus kai kurių elektros linijų atnaujinimui, taip pat sinchroninių kompensatorių įrengimui. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kuria sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.